Rekord. Nuostabu. Gerai, viskas. Pradedame. Pirmiausia, tai pradėsiu nuo to, kad dažnai mes skaitome, kad onkologinė liga tai yra mūsų gyvenimo rykštė. Mes pradedam galvoti apie tai, kodėl mane Dievas nubaudė, kodėl aš turiu tai iškęsti, kodėl aš turiu tai ištverti. Aišku, daugybė mokymų ir pasakojimų apie tai, kad nereikėtų kelti tokio klausimo, kodėl, reikia sakyti kam, kad leistų tai suprasti, bet aš net nebejoju, kad visi, kurie čia esate, visus tos dalykus puikiai žinote. Bet žinot, kaip yra labai lengva kalbėti, kada tavęs šita problema neliečia ir kaip apsisuka visas pasaulis, kad iš tikrųjų tu su tuo susiduri. Ir man daug jau kartų yra pasakota ir kalbėta apie tai, kad kiekviena liga yra dovana. Irgi nieko naujo. Mes būtumėm psichiškai nesveiki, jeigu iš tikrųjų mes eitumėm švęsti tokių dalykų, bet iš esmės, perkeltinė prasme kalbant, tai iš tiesų kiekviena liga tai yra dovana mum ir galimybė išspręsti savo šeimos, savo giminės atneštą, sukurtą kažkokį būvį, kažkokį veiksmą, kažkokį minčių kompleksą, tai yra sukurta karma ir energinė tankę erdvę, kuri neišsisprendžia ir kuri kiekvienoj kartoj bus dar sunkiau privers žmogų, sakykime, vardinkim taip, kentėti ir išspręsti galutinai, išsivaduoti nuo viso to. Visa ta mintis ir visos tos vizijos apie onkologinę ligą iš tikrųjų atėjo man visiškai nelauktai praeitą savaitę, kada man susiskambinau su savo buvusio klasioke, labai artimo man žmogum, ir kada žmogus pradeda pasakoti tau, kad taip ir taip atsitiko man tokia bėda ir nežinau, kaip toliau gyventi, ir akys plačios. Ką žmogus tokiais atvejais pradeda daryti? Žmogus pradeda bėgti visur. Jis pradeda ieškoti išeičių, kaip greičiau pasveikti. Nekalbu apie vaistų vartojimą, nekalbu apie įvairių gydytojų, įvairių nuomonių rinkimą, bet jis pasiruošęs padaryti bet ką, kad tik pasveiktų. Jis iš tikrųjų pasiruošęs keisti save, net nekalbu apie vizijas ir ko tik žmonės neprisigalvoja ir kur tik jie nebėga, ir kokių tik vaistų ir nevaistų ir nuodų ir viso ko naudoja, bet dažniausiai jis būna pasiruošęs keisti save, jis būna pasiruošęs keisti savo gyvenimą, vardan to, kad pasveiktų. Ir jisai turi rezultatą, jisai stengiasi ilgą laiko tarpą arba trumpą laiko tarpą ir labai dažnai nusivilia. Ir pradeda pykti ant Dievo, ant artimų, ant savęs, kad aš buvau toks naivus, kad aš įsivaizdavau, kad aš dabar pasikeisiu ir aš pasveiksiu. Ir va čia yra kertinis akmuo, kada žmogus ligą priima vis dėlto kaip bausmę, nes juk mes esame taip įpratę, kad vaikas pasielgia blogai, jis yra nubaustas, bet jeigu jis elgsis gerai, tos bausmės nebebus, tiesa? Lygiai tą patį mes interpeliuojam, kada mes susirgam. Aš esu nubaustas dėl savo blogo elgesio, nes aš koksai, dėl giminės mano nesenai, ojojoj kokia, ir aš padarysiu viską, ir aš nusprendžiau, ir žodžiu, aš pasikeisiu, ir tai nėra pasikeitimas. Visų pirma, turi suvokti, kad ir kokią ligą, kad ir kokią diagnozę turi, tu neturi turėti prisirišimo prie rezultatų. Suprantat? Tu nuo pat pirmos akimirkos iš esmės turi suvokti Dievo valią. Ir vien suvokimas, kad gali būti taip, gali būti kitaip, ar ne? Man Dievas davė ženklą, kad aš turėčiau šitoj pusėje, šitoj vietoj kapstytis, išsiaiškinti, priimti, pamilti, susigyventi, neskubėdamas, nelėkdamas, neieškodamas ir nedarydamas visko, kad tik taip pasveikčiau. Rezultatas turėtų būti ir tikslas turėtų būti vienas. Ta liga turi padėti mano sielai išgyti ir priartėti prie Dievo. Neturiu daryti nieko per prievartą, nei daugiau melstis, nei daugiau medituoti, nei kardinaliai keisti savo mitybą, nei kardinaliai dar kažką tai iš esmės visiškai pervesti. Tai yra
kardas ir akmens kabinimas po savimi. Dėl to, kad žmogus, kada jo kūnas, įvardinam vėlgi taip, serga, ar ne, kada vyksta pertvarkos, žuvimas ir visi kiti dalykai, mes savo perestrojkom tom vadinamom dar labiau įsargdinam, mes neleidžiam net pažinti savęs, neleidžiam net kūnui tvarkyti su savim. Nekalbu jau apie, ką mes mityboje išdarinėjame. Tai vis dėlto dabar, kasgi vyksta, kada žmogų užpuola ta liga, taip įvardinkim. Visų pirma, net ir tradicinė medicina jau yra dabar įvardijusi tai ir parodžiusi ir įrodžiusi, kad dauguma onkologinių ligų priskiriama kaip virusam. Ne, kaip tam tikros formos virusas, papilomos virusas, sakykime, liečiant gimdos kaklelio onkologiją, net ir storojo žarnyno kalbama yra apie tai jau. Palaukit, dar aš truputį. Vėl pasimė. Tiek to. Vat, ir vien tai, jeigu jūs klausėtės mano ankstesnių įrašų, turėtų būti aišku, kad virusas tai nėra tas dalykas, kurį mes pasigauname. Kalbant apie gimdos kaklelio onkologiją, tai nėra tai, kad atėjo vyras, man atnešė kažkokią tai bacilą ir aš jau dabar viskas užkrėsta. Kada mes įeinam į viruso zoną, bet kurio viruso zoną, prisiminkim tą auksinę taisyklę, mūsų kūnas pats pradeda gaminti tas pačias, sakykime, ląsteles, kurios yra to dažnio, kurioje yra ta banga, virusinė banga, įvardinkim taip. Nes taip kūnas ne tai, kad gyja, bet tai yra jo laiptelis pereiti tam tikrą evoliucinį šuolį. Žmogus arba pereina, arba ne. Onkologinių ligų vibracinė zona yra labai aktyvi, jinai yra labai dirginanti, jinai yra labai tokios aukštos įtampos, netgi įvardinčiau, kada žmogaus kūnas iš vidaus yra deginamas. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Rašiau savo poste, kad onkologinė liga tai yra tada, kada ląstelė netenka saulės energijos, netenka gyvybinės energijos, tada, kada ląstelė nebegali būti skaidri, gyvybinga, pilna vandens, kada jinai nebepulsuoja, jinai pradeda džiūti. Bet kada ugnis, realiai ugnis, tai yra tas elementas, kuris naikina viską, kas yra nebereikalinga. Ir čia kažkas bando pas mus užeiti, bet aš labai atsiprašau, dar kartą pažiūrėkim, pabandykim. Kažkas bando, nebespėju paspausti ir vėl išeina. Ugnis yra tas elementas, kuris sunaikina absoliučiai viską, ar ne? Ir ta aukštos įtampos zona, taip įvardinkim, ta aukšta vibracija, tai, kas nebegeba atsilaikyti mūsų kūne, jinai labai gražiai yra spinduliuotės metu sunaikinama. Jeigu žiūrėti abstrakčiai į mūsų medicinos pateikiamus gydymo metodus, tą pačią spindulinę terapiją, tai yra labai panašus principas, tik tiek, kad čia visiškai netitinka vibracijų lygmenys. Kada mes sergam bet kuriuo virusu, tai yra mes, Dieve mano, kad spėčiau pasigauti mergaitę. Kada mes sergame bet kuriuo virusu, tai mūsų tikslas yra pakelti savo kūno vibracijas tiek, kad mūsų kūno ląstelė galėtų evoliucionuoti, tai yra kisti pakankamai lengvai, pakankamai greitai ir pereiti į kitą savo būvį. Kada mes sergam onkologinę ligą, tai yra esam toj energiniai zonai, tai mūsų tikslas yra ne tik, kad kuo lengviau pereiti į atitinkamą kitą evoliucijos lygį, bet ir padėti ląsteliai išgyventi. Kad būtų atstatytos mirusios ląstelės, tikimybė yra maža.
tą padarys aukštų vibracinių dažnių energiniai spinduliai, kurie yra šalia jūsų. Bet mūsų tikslas yra tame organe esančių visų ląstelių gyvybingumą išsaugoti. Ir kada yra atliekamos onkologinių ligų tam tikros chirurginės procedūros, visą laiką yra šalinama, kaip sakoma, šalinamas auglys, šalinama tam tikra vieta, kad nebeatsinaujintų ir taip toliau. Taip, iš esmės tai yra taip, bet galima, atvirai ir drąsiai tai sakau, tai daryti ir be chirurginių intervencijų. Leisti mirusiai ląsteliai žūti, nes tai puikiai susitvarkys, bet sergant onkologinė liga, svarbiausias dalykas yra palaikyti dar sveikų gyvybinių ląstelių funkcionavimą. Kaip mes tai galime padaryti? Dabar dar noriu pasakyti, nes kada mačiau viziją, labai aiškus ir labai gražus palyginimas buvo, kai mūsų kūnas yra atskira visata, atskiras kosmosas. Ir kiekviena mūsų ląstelė tai yra kaip ir atitikmuo mūsų išorinės visatos. Ir tarsi mes, žmonės, esame lygiai taip pat atskiros ląstelės. Jeigu kažkuri ląstelė kūne serga, ją reikia pašalinti. Mes tai įsivaizduojam chirurginiu būdu, drąsiai tai galime per tą virusinę aukštų vibracijų spinduliuotę padaryti. Bet lygiai tas pats vyksta, žinokit, ir su žmogumi. Tas žmogus, kuris netobulėja, neauga, nesąmonėjo, atėjus tam tikram laikui, atėjus tam tikram kosminiam ciklui, yra lygiai taip pat sudeginamas. Sudeginamas ne dėl to, kad jis blogas, ar ne, bet sudeginamas dėl to, kad jis pats savo laisva valia netenka gyvybinės energijos, netenka tos spinduliuotės, kurią jisai gali gyvybiškai išlikti aktyvus. Dievo kūne to būti tiesiog negali. Lygiai ta pati sistema yra su mūsų kūnu, absoliučiai su mūsų kūno ląstelėmis. Tai dabar kaip visą tai dabar įgyvendinti, ar ne? Mums diagnozavo onkologiją tam tikro organo, mes vėliau pakalbėsim, šiandien galbūt tik paliesim gimdą, gimdos kaklelių, kiaušidės. Jeigu bus norinčių, bus kažkam aktualu, bandysim pamatyti ir tų onkologinių ligų priežastis, tačiau tai yra labai slidu, kada mes kalbam abstrakčiai, dėl to, kad kiekvieno žmogaus labai individualu yra, nes tas pats pyktis, ar ne, kaip emocija, gali turėti milijoną atspalvių ir per giminę, per patį, per dar kažką, ir to gydymo specifika yra visiškai kitokia. Tačiau tie bendri bruožai, jie yra vienodi. Tai dabar taip, vienintelis onkologinės ligos gydymo būdas yra išsaugojimas tų dar aktyvių gyvybinių ląstelių gyvybingumą, tai yra suvokimas priežasties. Tai yra nebenaikinimas to, dėl ko jis žuvo. Ląstelė žuvo ne dėl to, kad papuolė virusas, ne dėl to, kad ją kažkas užkariavo, išbadė ją tenai, išsiurbė visą gyvybinę energiją. Jis žuvo todėl, kad neteko gyvybinės energijos. Gyvybinė energija žūna tada, kada toj ląsteliai nelieka Dievo šviesos. Taip pasakykime. Dievo šviesa užgęsta tada, kada mes, labai atsiprašau, sekundėlę, Bernardai, atneš man prašau kroviklį. A čia nėra? Pasižiūrėk. Kroviklio. Kompiuterinė. Turi būti. Aha, gali pajungti man. Tai va, ją mes nužudome patys, tik patys, laisva valia, pasirinkdami, priimdami vienokį ar kitokį sprendimą. Tik mes patys užgesiname meilę savo ląstelėje. Tik mes patys nutraukėme ryšį su visata, su Dievu, su visu pasauliu. Kada mes gimstame, jeigu mes kalbame apie paveldimas ligas, apie šeimos ligas, mūsų DNR yra surašyta absoliučiai visa informacija. Tai ne ta informacija, kad Stasytė buvo tokia ir tokia, sirgo to ir tuo, Antaniukas buvo toks ir toks. Ne. Ten yra labai vėlgi gražiai yra atitinkamos DNR dalis, atitinkamos DNR sistemos grandis, netgi sakyčiau, kurios
Realiai šviečia arba ne. Kiekviena aktyvi šviečianti zona duoda impulsą į tam tikrą organą, į tam tikrą sistemą, kuri yra gyvybiškai aktyvi. Jeigu tam tikroj zonai nėra gyvybinės energijos, nėra to dieviško pralaidumo, tas organas arba ta sistema negauna gyvybinio impulso. Ir atėjus laikui, tai pasireiškia, tai yra pradeda nykti tos ląstelės, to organo gyvybinis aktyvumas, taip įvardinkim. Tam, kad kūnas būtų visiškai sveikas, giminė būtų visa sveika, per tą DNR, tą dieviškoji energija, tas energinis impulsas, gyvybinis impulsas, nes įsivaizduokit, kaip per laidą, jis turi tekėti visiškai tolygiai per visur. Nors vienoje vietoje esant tam tikrų neatitikmenų ir šviesos nebuvimui, jis tarsi užkertamas, tai yra taip yra ribojami ir kitų organų, kitų energinių centrų gyvybiškumas. Todėl net bet koks sutrikimas kūno realiai parodo, kad netobulai, negerai, be dieviškos šviesos veikia ir kitos sistemos. Tai yra labai labai susiję. Dabar mes grįžkim vėl prie tos pačios onkologijos. Kiekviena DNR, va ta atkarpėlė, šviesuliukas, bumbuliukas, tai pabandykim vaizdžiai vardinti, jisai yra atsakingas, kas čia šiandien stebuklai kažkokie, į to impulso padavimą, ar ne? Tai jeigu mes atsinešėm iš giminės, anksčiau ar vėliau ta liga, jinai pasireikš energiniam kūne, vėliau mūsų fiziniam kūne. Ir visa tai eina tik tam, kad mes suvoktumėm priežastį. Tam, kad mes išsiaiškintumėm, tai susiję absoliučiai su emocija, jausmu, veiksmu, išgyvenimu. Nes būtent šitie visi dalykai yra mūsų sąmonėje. Mes tą atsinešėm, mes turim galimybės, mes gimėm tom šeimoje nebereikalo, giminiai nebereikalo, dėl to, kad mūsų sielai reikia tai patirti. Mes turim galimybę tai išgyvendinti. Tai todėl tas pats gydymas, jis yra labai susijęs ir visiškai susijęs to gyvybinės dieviškosios energijos atstatymu. Tai yra suvokimu priežasties ir leidimu to daugiau nebūti. Turiu tokią vieną meditaciją, kada kiekvieną rytą iš tikrųjų aukodama savo dieną, aukoju Dievui savo kūną. Prašau, labai atsiprašau, žinokit, šviesa kaip žvaigždė šiandien. Prašau, kad kiekviena kūno ląstelė prisipildytų dieviškosios šviesos. Ir tam, kad ne tik abstrakčiai mano kūnas, mano veiksmai ir mano mintis tarnautų Dievui, bet kad kiekviena kūno ląstelė prisipildžiusi iš tos dieviškosios šviesos tarnautų Dievui. Meditacijos būdu įmanoma yra atkurti gyvybinę ląstelių funkciją. Ne tada, kada jinai mirusi, bet bent jau kitų pralaidumą. Tai reiškia, kad aš visų kūnų priimu viską, kas yra aplink mane ir visų kūnų tarnauju jam. Tai dabar grįžkime prie tos tarnystės. Ir kodėl tų onkologinių ligų yra tiek daug. Jeigu skaitėte postą, buvo parašyta, kad bet kuri onkologinė liga priklausomai nuo atskirų organų, tai yra priežastis viena vienintelė, tai yra nutraukimas ryšio su vyru, motina, giminė, su savim, yra įvairiausių ligų, įvairiausių organų ir įvairiausių ryšių nutraukimų. Kalbant apie gimdą ir gimdos kaklelį, tai yra beatodairiškai paneigimas savęs kaip moters, nepriėmimas savęs. Galima sakyti, kad nutraukimas ryšio su vyru, bet ką tai reiškia? Dauguma moterų sakys, aš turiu vyrą, aš turiu normalius santykius, pas mus šeimoje yra viskas gerai. Čia galbūt dėl to, kad aš turėjau ten keletą partnerių, man kažkas atnešė tą virusą arba taip toliau. Nepapulsite jūs į tą situaciją, nepapulsite jūs gyvenime į tas situacijas, kada jūsų kelyje atsiras kiti vyrai. Jeigu jūs būsite aukštesnių vibracijų negu ta vibracinė linija,
tas vibracinis dažnis, kuris yra atsakingas už gimdos kaklelio onkologiją, būtent tą virusą, neįmanoma yra papulti. Tai po to pasakysiu patį pagrindinį gydymosi principą. Tai ir dažnai mes irgi sakom, viskas kaip ir gerai, gal buvo, gal užnešė, bet dabar tai pas mane viskas idealiai. Jeigu pas jūs dabar yra viskas idealiai, jeigu jūs dabar iš tikrųjų gyvenate pagal visus Dievo principus, pagal visatos įstatymus, nebus šito dalyko. Kodėl? Ir kas tai yra? Ir kodėl dabar tiek daug gimdos kaklelio onkologijų? Juk visą laiką moteris ir mylėjosi, ir turėjo įvairiausių santykių, bet tai nebuvo taip išreikšta. Ir mes sakydom, kad galbūt neištirdavo, dėl to ten moteris mirė, nežinojo, dėl ko miršta ir taip toliau. Bet iš tikrųjų esmė yra tame, kad moteris pamiršo būti moterimi. Moteris pradėjo valdyti pasaulį. Aš labai atsiprašau dėl šviesos. Moteris pradėjo valdyti pasaulį. Tada, kada moteris įsivaizduoja sąmoningai ar nesąmoningai esanti viršesnė už vyrą. Na, ką reiškia? Aš galiu geriau padaryti. Aš galėsiu ir be jo susitvarkyti. Arba, jisai fainas, pas mane viskas super, jisai mane myli, viskas dėl manęs padaro, bet suprantat, tas noras pakontroliuoti, pakreipti gražia forma arba negražia, nes yra tų įvairiausių būdų, vieni kategoriškai sako, tu ten toks, šioks, kitoks, ar ne, čia viskas aišku, bet yra moterų, kurios yra pakankamai išmintingos ir jos tai padarys švelniai, gražiai, atsargiai, bet viduje yra tas jausmas, kad aš galiu geriau, aš noriu geriau, suprantat, yra tas moters tipas, kada jai visą laiką maža, ką reiškia? Noriu geresnio namo, noriu geresnio, pastatė namą, vis tiek gal dar kažko trūksta, gal vyras per mažai uždirba, gal uždirba, bet niekada nėra to, kad aš patenkinta tuo, ko esu. Aš galiu savo pasakyti, kad realiai tai aš patenkinta, bet vis tiek, galėtų jis daugiau padaryti, arba galėtų ten dar kažką. Tai yra manipuliacija vyro jausmu, vyro gebėjimu ir įsivaizdavimas, kad jis vis tiek silpnesnis už mane. Bet aš einu dieviškumo keliu, o jis ne. Tai vis tiek, kad jis labai fainas ir geras, bet vis tiek jisai dar ne mano lygis. Arba aš galiu turėti geresnį. Arba, pavyzdžiui, aš noriu, kad į mane labiau dėmesį kreiptų ir kiti vyrai, nes vis tiek aš tokia visai. Bet iš tos pusės, suprantat, ir visi šitie dalykai tai yra moteriškos pusės paneigimas, atsisakymas vyro kaip stiprios energijos, kaip gyvybinės energijos, kaip valdančios energijos. Tai yra, sakykim taip, kostiumuotų moterų liga. Tai yra tų moterų, kurios pamiršo, kad reikia nutylėti, kad reikia džiaugtis, kad tu esi moteris, nebandyti stengtis įrodyti savo tiesos, nebandyti stengtis įrodyti, kad aš vis tiek žinau, kad taip yra geriau ir aš tau įrodysiu, ar gražiai, ar negražiai, bet aš tau parodysiu, kad taip yra. Bet nuolankiai priimti tą situaciją, nuolankiai priimti vyro atlyginimą, ir iš tiesų viduje, didžiuotis jo iš tiesų viduje, džiaugtis jo buvimu, jo stiprybė, galbūt ten jo kvailystė kažkokia. Aš manau, suprantat mane. Tai čia yra, kada mes užgniaužiam savo moteriškumą, užgniaužiam. Gimdos onkologija dažnai vystosi dėl nenoro būti motina. Tai yra nebūtinai ten abortai, nebūtinai nenoras turėti vaikų, bet net ir turint vaikų, užgniaužiant motiniškumą, užgniaužiant meilę, užgniaužiant globą, užgniaužiant atidavimą savęs vaikam, užgniaužiant, noriu dirbti karjerą, neįsivaizduoju, kaip viskas ten toliau bus, aš vis tiek turiu, aš labai myliu vaiką, aš jam viską atiduodu, bet ir vėl moteris išeina kariauti, ir vėl jinai prisiema vyriškus vaidmenius ir jinai išeina kariauti. Tai yra nutraukimas ryšio, nebematymas motinos vaiko ryšyje dieviškumo. Tada, kada moteris iš tikrųjų savo gebėjimus iškelia aukščiau Dievo.
Tai yra aš viską galiu. Aš viską galiu. Krūties onkologija tai vėlgi yra susijusi su noru atiduoti save, kitiems, vaikui, šeimai. Su giminė tai inkstai susiję, vienas motinos pusė giminė, kitas vyrai inkstų kairė pusė, ar ne? Tai, bet vėlgi, esmė yra, o kur tas ryšys, o kur ta meilė, o kur tas santykis, o kur visa tai. Ir ta onkologija, jinai iš tikrųjų, kada tu pradedi galvoti, tai o kas tave kitas gali dar taip labiau pamokyti? Ar yra būdų išgyti? Ar iš tikrųjų aš tik turiu keisti savo charakterį, susitaikyti su tuo, priimti, galbūt išeiti iš šio pasaulio, galbūt ir pasilikti, nes gydymosi būdų yra labai įvairių. Iš tikrųjų, tiek gamtoj yra begalės žolynų, kurie geba atkurti energinį srautą, kurie geba palaikyti ne tik ląstelių gyvybinės funkcijas, bet jie geba per savo energinį būvį keisti jūsų sąmonę, tai yra kelti jūsų vibracijas. Ar galima onkologijos metu vibracijai, sakykime, ar svarbu yra maistą aukšto vibracinio dažnio naudoti, tą pačią vaistą, augalą aukšto vibracinio dažnio? Ar tai iš tikrųjų svarbu? Taip svarbu. Todėl, kad tikslas yra pakelti savo sąmoningumą aukščiau to vibracinio lygio ir padėti savo kūnui laisvai taip pat persimodeliuoti. Ta ląstelė po tokios ligos perėjimo, persirgimo, jinai pakinta, jinai kardinaliai pakinta. Prakinta jos šviesinė struktūra, pakinta jos molekuliniai greičiai, pakinta jos net pačiuose organuose, kiekviena ląstelė jinai išsidėlioja tam tikrų kitų modulių. Labai įdomiai, palyginčiau su mozaika, ar ne, kada prisimenat, yra toks žaisliukas, kada verčiamės mozaiką ir ta mozaika jinai persidėlioja, ar ne, tarsi. Kaip yra indėlis tas pats, bet jinai perkuria visiškai kitą formą, o tai keičia kiekvienos ląstelės vibracinį dažnį. Perėjus per tokią ligą, jūs paaugote tiek savo sąmonėje, tiek savo kūne. Tai yra be galo gražus procesai. Tačiau mes esame išmokyti su tuo nuolat kovoti, bijoti, nepriimti ir liga yra padaryta kaip mūsų gyvenimo rykštė. Dabar esu pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus, nes man rodo, kad liko mums tik tai 10 minučių. Tai jeigu turite, iš tikrųjų būsiu dėkinga. Taip. Ar yra kalbančių? Ne. Tai gerai, tuomet šiandien tai, ką norėjau perduoti, manau, kad tikrai perduosiu. Kiekvienai linkiu sveikatos. Jeigu bus klausimų, rašykite į Švarus žmogus kanalą, rašykite į YouTube komentarus, rašykite asmeniškai. Visada esu su jumis. Labai jūs myliu. Gali kalbėti.